Ar vejos robotas gali dirbti per lietų ir šlapią žolę? Be abejonės gali. Bet kas iš to gaunasi? Pažiūrėkit, kokie ratai. Koks kiekis yra užlipusio ant protektoriaus žolės. Pabandom pažiūrėti, kas yra papačia. Viskas yra, matot, plaukiantis po šitą. Bet koks žolės kiekis yra užlipęs ant visur čia. Na, turbūt eisim valyti. Vis jūs sakot, peiliukai užstrigo. Nu, čia jie užstrigė, nu ir kas. Bet jie stovi atakos būsenoj, pjovimo būsenoj ir disbalansų nedaro. Čia matau, kad biškį laisvesnė yra. Taip, kad čia yra didžiulis kiekis košės. Tai tikrai nepagerina pjovimų. Na ką, einame išsivalyti robotą. Robotas išsivalė, gali tęsti darbą toliau. Šitas įdomuolis su 3 ratais varomais, laisva pakaba, įdomus sprendimas ir tikrai našus, nes turi 2 pjovimo diskus. Taip kad kai ilgai lyja ir paskui roboto reikia vytis gyvenimą, tai tokie našus robotai yra itin geras sprendimas, nes turim pakankamai laiko rezervų, nes robotas atlieka darbą gerokai greičiau. Na ką, sėkmės tau toliau. Ir nepaisant to, kad mes robotą išėmėm iš pjautos teritorijos, bet kur stabdėm. Dabar padėjom jį vėl belė kur. Tai robotas pats nusistato vietą, kur baigė darbą ir pratęs pjovimą. Na va, lyg niekur nieko.